Nors šių metų Eurovizija visai neseniai baigėsi, bet šiandien į ją dar kartelį atsigręšime. 3D dizaineris Ignas Blažys daugiausia dirba su reklamomis, serialais ir muzikos atlikėjais. Tačiau būtent jo visai neseniai kurtas vizualizacijas galėjome matyti grupės Katarsis pasirodyme ant didžiosios Eurovizijos scenos. Kaip jam pavyko įgyvendinti šią viziją? Reportaže. Vilniuje Senamiesčio studijoje dirbantis 3D dizaineris Ignas Blažys rodo pirmuosius eskizus, nuo ko prasidėjo šių metų Lietuvos atstovų Eurovizijoje grupės Katarsio pasirodymo vizualai. Aš gavau aprašymą projektą, tiesiog dainos aprašymą pagal luką, kuris šiaip yra visiškai skirtinga negu pasirodymas, galiu pasakyti. Bet man atrodo, mes paskui proceso metu išsigryninom tai, kad, ta prasme, daina vis tiek yra ganėtinai gili. Ta mintis yra ganėtinai gili ir mums reiktų šiek tiek, kažkokią, vizualią parodyti nebūtinai konkrečiai tą patį. Idėjas pagal dainos žodžius dizaineris rašėsi ir ant popieriaus, ir su pagalba dėliojosi vaizdų koliažą kompiuteryje. Taip išryškėjo bendra vizija. LED ekranuose švyti ne akys, o niūrus kraštovaizdis ir kiek apokaliptiniai vaizdai. Kadangi daina po truputį kyla, tenais nėra tokio gal labai to šaknėjimo aukštyn žemyn, norėjus, kad jie pastoviai lyg griautų, lyg tais, ardytų truputėlį tą erdvę, nes ir pagal žodžius tinka, ir pagal emociją tinka. Ignas sako, kad detalės derino prie grupės stiliaus, bandė išlaikyti minimalizmą ir viską sudėlioti labai pamatuotai, kaip ir bene įsimintiniausia detalė – namą horizonte. Kodėl ją iš vis ten įdėjau, tai yra paaiškinimas daug paprastesnis negu žmonės galvoja. Ten nėra kažkokios super gilios minties. Pirminis dalykas buvo tiesiog, kad reiktų kažką pastatyti foną, kad jaustųsi gylis scenai. Tai pirminė tokia buvo idėja, o kai pastatėm, tiesiog aš radau panašų galbūt net vizualą, kažkur internete kažkokią nuotrauką radau, kur irgi stovi ten trobelė. Ir galvoju, gal visai, tebūnie stovi kažkoks pažįstamas elementas žmogui, prie kurio galėtų prisisieti ir savo kažkokią istoriją sukurti galvoje. Vizualų paruošimas nacionaliniai atrankai truko apie savaitę, jų pritaikymas Eurovizijos scenai Bazelyje apie 2-3 mėnesius. Vienas sudėtingiausių iššūkių į pasirodymą įtraukti būtiną šveicariškos scenos dizaino detalę – kalnus. Čia buvo didžiausias vargas tie kalnai ir mano didžiausias nusivylimas galbūt su apskritai ta scena, nes jie buvo, nežinau ar žiūrovai pasimato, bet jie nebuvo LED ekranai. Jie buvo tiesiog pastatyti kaip dekoracija, ant kurios šviečia projektorius. O projektorius šviečiantis ant paviršiaus niekada nebus toks ryškus kaip LED ekranas. Ir galiausiai, pavyzdžiui, žiūrovai arenai galimai atrodo viskas ok. Bet žiūrovai per televizorių, kai kamera filmuoja, ryškumą atitaiko labiau į LED ekraną, o ne į tos kalnus. Tai jie visi nublanksta. Dabar ekrane pirmosios versijos, kaip viskas turėjo atrodyti Bazelyje. Vizualizacijos nuo ekranų už nugaros iki grindų, tobulintos iki pat pusfinalio, kiek tik buvo leidžiama tai daryti. Anot Igno Blažio, dirbant su trimate grafika, procesas gerokai pailgėja. Man atrodo, mes niekada nesiuntėm 3D vizualų, kurie būtų su 3D grafika. Nes 2D grafika yra truputėlį paprastesnis dalykas, aš tai pasakyčiau ten. Ir ją apdoroti ir viską yra daug greičiau galima. O su 3D dalykais tai ir pakeitimai, ir viskas užima ten 2, 3, 4 kartus ilgiau laiko. Tai man asmeniškai buvo ten visai intensyvu, nes vėlgi tu kartais tau atrodo, kad viskas veiks ir tada kas nors, pavyzdžiui, nebeveikia. Išskirtinis Eurovizinis pasirodymas – dar viena įdomi patirtis prie kitų Igno Blažio veiklų. Jis daugiausia dirba su koncertais ir reklamomis, taip pat filmais ir serialais. Pavyzdžiui, prisidėjo prie garsaus serialo Atskyrimas arba Severance atidarymo vaizdų kūrimo. Aš kai vos baigiau studijas, aš tiesiog norėjau kažkur pabandyti dirbti kažkokiai produkcijos studijai ir aš tiesiog parašiau pačiai pirmai studijai, kuri man patiko. Ir jie iš karto atrašė ir galiausiai tenais atvykau, o tenais susipažinau su tokiu Oliver Lata. Jisai yra artistas toksai, kaip pusiau artistas, pusiau dizaineris, ten į savo studiją turi, dabar jau, bet tada, kai mes dirbom, tai mes tiesiog buvom kolegos. Ir tiesiog aš jam kažkada padėjau su vienu projektu šiek tiek ir nuo to laiko mes tiesiog prie daug skirtingų projektų esam dirbę kartu.
Svarstydamas apie ateities projektus, prie kurių norėtų dirbti, dizaineris išskiria Lietuvos alternatyvėją sceną. Norėčiau, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje alternatyvios grupės, pavyzdžiui, alternatyvi muzika galėtų rinkti arenas. Norėčiau tokio dalyko. Ir jeigu tenais būtų, norėčiau, kad prisilies bent biškį.